iš Istros klubo. Prieš porą metų jis atvyko į komandą, irgi buvo mokėta. O čia pavojinga situacija, kamuolys baudos aikštelėje ir pirmasis įvartis šiose rungtynėse krenta. Vėlgi viskas labai gražiai, labai užtikrintai, nei vieno papildomo nereikalingo judesio, nei vieno nereikalingo perdavimo, viskas sužaista iki idealios 100% progos ir Zagrebo Dinamo dar kartą rodo savo raumenis, triumfuoja Kačevendas, sveikina jį komandos draugai, uždarė jis pirmasias rungtynės įvarčių, pradeda antrasias taip pat tikslių smūgių. Na taip, labai jau stipriai subirėjo kauniečių gynyba ir kauniečiai susitvarkė gynyboje. Labai šiurkščiai klysta ir čia yra nuostabus tolimas smūgis. Mišičius mušė pirmose rungtynėse, kapitonas muša ir antrosiose. Na, Mišičius ne tik muša, bet ir kaip gerai skirsto kamuolius. Čia dar parodo ir savo puikų žaidimo skaitimą, puikia uoslę. Fantastiškai perima jis Mutašį perdavimą ir tuomet jau belieka tiesiog vėl pasigrožėti tokiais smūgiais. Ilgai ruošiasi Mutašį, dabar galiausiai kamuolys yra metamas, Leketas neblogai pakovojo, Benčaibas ir smūgis į vartus. Varžovų vartininkas smūgį atrėmė, bet įvartis galiausiai krenta. Kauno Žalgiris muša, triumfuoja. Željko Sopičius triumfuoja ir Dariaus ir Girėno stadiono tribūnos. Debeljuhas keliauja pas trenerį padėkoti už šansą pasidžiaugti drauge. Ne veltui kalbėjome apie šį puolėją ir akcentavome, kad gali jis mušti įvarčius. Toks tikrai puolėjiškas įvartis. Atrodė, kad jau Krekovičius ten turėjo mušti, turėjo labai gerą padėtį. Smūgiavo neblogai, bet ne itin iki galo, taip sakykime, užtikrintai. Tačiau viskas baigėsi įvarčiu, visgi pavyksta galų gale įplakti kamuolį į varžovų vartus kauniečiams.